Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas čia esate pirmą sykį, malonu Jūs matyti. Kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių, bei taip mane paremti, man tai reikštų labai daug, jums tai kainuotų tik €99 į mėnesį, o man tai būtų didžiulis palaikymas. Taip pat kviečiu apsilankyti mano Vinted, Gerdaris, ten galite įsigyti rūbelių, daiktų ir taip toliau, ir taip pat paremti mane įsigijant iš ten. O šiandien aš turiu jums paruošusi dar vieną Humanos ir Rados holą. Iš tikrųjų, senai lankiausi Humanoje, Radoje, šiaip senai prekinausi, nes ir sirgau, ir šiaip kažkaip ilgai nebuvau, tai buvo įdomu po ilgo laiko apsilankyti, pasižiūrėti, ką rasiu. Tai radau keletą drabužėlių. Kartu matuosimės, nes nieko nesimatau parduotuvėje, nežinau, ar tiks viskas, ar netiks, tikiuosi, kad tiks. Be to, čia mano tikri jau akiniai, nes pasitikrinau akis ir pasirodo, aš turiu astigmatizmą, tai pasidariau akinius, tai tikiuosi tinka jie man, man atrodo, kad tinka, man pačiai patinka. Tai kartais būsiu su akiniais, nes man nereikia jų vis atnešioti, tiesiog vairuojant geriau panešioti ir šiaip kartais susidėti, tai šį kartą susidėjau pasirodyti, kaip atrodau su akinukais. O dabar nieko nebelaukiam ir matuojamės rūbelius. Negaliu patikėti, bet radau perfekt juodus džinsus, aptemptus, ta prasme, su aptemptais galais, bet tiesiog tobuli, nes tamposi elastiniai tokie, kur, kaip sakant, nėra tas kietas džinsas, bet tokie su daug elastano, tai labai gerai priglunda, labai gerai atrodo ir tokie juodi, išsilaikius spalva juoda, tai žiauriai gražiai atrodo. Geras, aš taip ilgai ieškojau tokių džinsų, kad būtų grinai geras kiekis to elastano, kad patogus būtų galima viską daryti ir labai gerai atrodo. Kokia laiminga. Ir šitokia bliuskutė, iš tikrųjų pasiėmiau ją vien dėl šito kaklo, nes man labai patinka maikutė su tuo tokiu kvadratiniu kaklu. Tai, bet ir spalva tokia, net nežinau, melsva, bet tokia su violetiniu atspalviu lyg ir, tai labai gražiai atrodo. Bet dėl džinsų aš tokia patenkinta, nes galvojau, ar tiks ar netiks, bet jau parduotuviai Humanoj žiūrėjau, kad labai gerai tamposi, tai galvojau, bus, man rodos, šitie gerieji. Tai taip ir buvo, kad jas pagaliau turės juodus džinsus. Aš kažkada turėjau tokius nusipirkus iš Sinsėjaus ir aš juos tiesiog jau nunešiojau iki, kol jie pasidarė tokie, žinot, kai juoda spalva tokia pilka pasidaro. Ir aš tiesiog atidaviau juos, įdėjau tą konteinerį, kur galima rūbus priduoti ir nuo to laiko neturėjau juodų, normalių, tokių tamprių džinsų. Taip, pagaliau. Kaip aš džiaugiuosi atrado šitos džinsus. Gerai, kiti 3 rūbeliai yra tokie. Tai šitokia maikutė, kuri čia aptempta ir tuomet krenta. Tai labai tokia daili, mergaitiška man tokia maikutė ta pasirodė. Tai labai patenkinta, kad pasiėmiau. Gal šiek tiek trumpoka, bet nežinau, gan gražiai atrodo. Ir tuomet šitokios timpinės kelnės, bet kur turi tą tokią, kaip sakant, nežinau kaip čia vadinasi, tą papildomą juostą tokią, kur užkrenta. Visad norėjau tokių kelnių, nes dabar populiarios jos, tai pagaliau atradau. Ir gan gera medžiaga, nes nepersišviečia niekas. Ta prasme, nėra, kad labai plonas būtų ar kažkas tokio, tai labai gerai. O kitas dalykas, tai iš Rados. Čia kainavo man 10 eurų šitas. Čia nežinau, ar kailinukai labiau, ar paltukas, kaip čia pavadinti. Bet žodžiu, turėjau pasiimti, nes, žiauriai, ir šiltas, ir gražiai atrodo. Ir ilgis geras. Žodžiu, labai patogus dalykas. Ir kas svarbiausia, toks ir rudeniui tinka, nes dabar tokiu orų kaip ir galėtų varyti, bet užsidėk šaliką, užsidėk pirštinės kepurę ir bus ir žiemą gerai. Tai labai geras ilgis, labai nenuvarytas, nieko, tik tais reikės tuos
kaip sakant, kur čia buvo, va, prisisiūti reikės, kaip vadinasi šitie dalykai? Užsisegimus prisisiūti. Nu jo, reikės, žodžiu, pasitvarkyti šiek tiek, bet šiaip pats nenuvarytas, labai gražiai atrodo, toks vos ne kaip naujas. Ir pagalvojau, kadangi mano katinai baisiai šeriasi, aš visą laiką su kitais paltukais, jeigu vaikštų mano paltukai visą laiką nušerti plaukais katinų, tai ant tokio nelips plaukai taip, tai biški atrodysiu gražiau, kai išeinu iš namų, nes nesvarbu, kiek aš su tuo voleliu voliuojas, nusiminėjau tos plaukus, visą laiką tas pats pas mane per tą patį, tai su šituo gal šiek tiek atrodysiu švariau. Gerai, šita maikutė žiauriai gražiai atrodo, bliskutė, nežinau, kodėl man duoda tą tokį Y2K vaibą, nežinau dėl ko, gal dėl to, kad dar ir kelnes treniginės, tos tokios velvetinės norėjau sakyti, bet veliūrinės, nežinau kaip ta medžiaga lietuviškai vadinasi, velvet žodžiu. Tai kartu man toks, nežinau, Y2K vaibas, bet maikutė tai žiauriai graži ir galas toks pat. Žodžiu, labai gražiai atrodo ir spalva labai graži. Nu, wow. Kai aš užsidedu rožinę spalvą, aš suprantu, kad rožinė spalva lik man sukurta, nes visą laiką geriausiai viskas atrodo, kas rožinė. Kad ir kaip aš mėgstu mėlyną spalvą, bet man rožinė tai labiausiai už viską tinka. Kai pati užsidedi ir pačiai net taip atrodo, kad va čia va tai rūbas man. Tai iš kelnių daugiau nieko nebeturiu, tos velvetinės kelnės buvo paskutinės, ką radau. Ir toliau radau šitokią maikutę, nežinau, man jinai tokia paprasta, bet neprasta pasirodė, labai tokia, nežinau, cute stiliaus. Labai fainiai pasirodo. Ir dar radau, tai už šitą iš viso stebuklas šitas dalykas, šitas striukė paltukas, nežinau, kainavo man 50 centų tik tais. 50 centų. Ir čia yra vos netrumpesnis variantas to pačio paltuko, kur mokėjau 10 eurų radoje. Čia trumpesnis variantas toks, tiesiog. 5 centų. Aš negaliu patikėti. Dabar čia taip susinešios. Ir yra ta vidinė kišenė, kas man visat patinka, nežinau, man patinka labai, kai būna vidinės kišenės, nes, pavyzdžiui, patinka man telefoną įsidėti ar kažką raktus, jeigu eini pasivaikščioti, pavyzdžiui, kažkaip saugiau jautiesi, kai yra ta vidinė kišenė. Nežinau, ar man vieninteliai tai, bet man visat patinka, kai rūbose būna vidinė kišenė. Tai vat, žiauriai čia pasisekęs pirkinys už 5 centų, atrodo, kaip, bet būna kartais pasiseka. Na, man kaip iš naujo įsimylėjusiai oranžinę spalvą, čia buvo irgi labai geras radinys, nes ir šiaip įdomesnė forma maikutės, bliuskutės, bet dar ta spalva, labai pasisekęs pirkinys irgi. Nežinau, man patinka, kai būna iškarpyti tie pečiai ir dar plius, kad kvadratinį vėl iškirptę, kas man labai patinka. Tai labai pasisekė. Nesakau, anksčiau labai žiauriai nemėgau oranžinės spalvos, bet dabar viskas persisuko, pasikeitė ir dabar vis ieškau tų oranžinių drabužių, kad užsidėti, nes tokia ryški, graži spalva ir išryškina viską, išryškina ypač mėlynas akis, tai rekomenduoju oranžinę spalvą. Gerai, kad ir nebe vasara, bet šitos maikutės tai negalėjau nepasiimti, nes tiesiog tokie įdomi tie iškarpimai ir visa kita, nežinau, man žiauriai patinka, tai turėjau pasiimti. Pagalvojau, kad tikrai daug kur užsidėsiu prie visokių kelnių tinka ir prie šviesesnių, ir prie tamsesnių. Nu, žodžiu, labai graži maikutė, nieko tokio neturiu, tai dabar turėsiu. Ir liko dar viena maikutė. Na ir paskutinė maikutė yra tokia, be šleikučių. Ir iš tikrųjų dabar pirmoji maikutė, dėl kurios nežinau, nes šiaip iš vis nežinau, ar man tinka tos tokios maikutės be šleikučių, bet kažkaip už 50 centų tai pasiėmiau, bet net nežinau, ar patinka ar nepatinka. Tokia gal įdomesnė dėl to sutraukimo čia, tokia
įdomiai šiaip atrodo, bet net nežinau. Neapsisprendžiu, ar man tinka ir patinka. Gal žemiau šiek tiek reikia ją dėtis. Gal taip, kad šiek tiek krūtinė matytos, suprantate apie ką, maždaug. Gal čia ją labiau reikia, gal tada gal gražiau šiek tiek atrodo. Tai net nežinau, neapsisprendžiu, ar pasilikti ją ar ne. Tai duokit žinoti, kaip jum. Ar tinka man šitą maikutę ar ne. Nes nežinau, gal net ir spalva netinka, gal tinka, neapsisprendžiu, tai būtinai duokite man žinoti. Na ir paskutinis dalykas, kurio tikrai negalvojau, kad rasiu Radoje. Kažkaip net nepagalvojau niekad, kad galiu rasti tokį dalyką Radoje, bet radau nagučius priklijuojamus. Kainavo tik 1 euras, tai labai pigu, ta prasme beveik tokia pat, net pigiau gal negu išeina siūstis. Tai galvojau, kaip nepasiimsi iš Claire's. Mes Lietuvoje, aš nežinau, ar turim Claire's, bet aš atsimenu, kai buvau Portugalijoje, tai ten yra tokia parduotuvė ir žinau, kad Amerikoje yra. Bet esmė, kad labai gražus tokie su sidabriniu nagučiai ir pagalvojau, čia tokie šventėm pats tas, nes kažką žiūrėjau apie šventes ir švenčių spalvas ir buvo lygtais parašyta, kad sidabras visai šiais metais, tipo į temą, kai būna tos spalvas, kur kokias spalvas ten reikia puošti namus, tada ir buvo auksas ir sidabras. Tai pagalvojau, gal visai šventėm šitie nagučiai bus gerai. Dabar, kaip matote, aš be nagučių, nes atsiauginėjau savo vargšą nagutį, kuris nukrito po traumos. Tai leidžiu pailsėti jiems, laukiu, kol jisai bent ataugs daugiau nei pusę, kad galėčiau toliau dėtis nagučius. Tai dabar ilsiuosi, bet jūs neįsivaizduojat, kaip aš pasiilgau nagų, ta prasme. Taip, norėčiau dabar būti su nagais, aš labai įpratus su jais būti, man taip patogu būti su nagais. Dabar, kai neturiu nagų, atrodo, nieko negaliu pagriebti, paimti, nežinau, neįpratus būti be nagų, man labai sunku. Tai keista, bet bus labai ilgas tarpas, jau koks mėnesis, kaip nenešioju nagų, tai čia man naujovė, labai gerą gaus poilsyje, tai tikiuosi, kai pradėsiu vėl nešioti, labai bus gerai atsigavę nagučiai, labai stiprus ir toliau galėsiu nešioti savo tuos nagučius. Tai toks šį kartą Humanos ir Rados haulas. Tikiuosi jums patiko. Man tai visai patiko, nes tikrai visi rūbeliai tiko, išskyrus sakau. Neapsisprendžiu dėl šitos, bet dabar, kai sėdžiu, gal net labiau patinka. Nežinau, dar neapsisprendžiu. Bet jo, man patiko, tikiuosi jums patiko. Jeigu patiko, būtinai palaikinkit, pasubscribykit ir paspauskit tą varpelį, kad niekada nepraleistumėt mano video. Taip pat pasiekite mane Instagrame gerda.ris bei TikTok'e gerda.ris. Ten vis atlaukiu jūsų. O dabar iki kito video.